Išėjome į lauką. Jo, nebevaldoma situacija! Tuna! Oi, driftinu! Atsiradom Austrijoje, pirmieji įspūdžiai, wow, kalnai. Čia, kur nusileidom, apačioj nėra visai sniego, o matai, kad kalnų viršūnės baltos. Čia kalnų pilna. Visur realiai, kur dairaisi kalnai. Ir per daug informacijos neturim, ką mes čia veiksim, kaip kas, bet manau, kad vesim su jumis kartu vlogą ir išsiaiškinsim tiek jūs, tiek mes, kas čia dabar bus. Realiai tai mes nieko nežinom, kas čia mūsų laukia toliau, mūsų pakvietė į Bybito eventą. Bybitas pradėjo dirbti su kažkokia organizacija, kur suslydėm, tai varom į kažkokį renginį, žiūrėsim, kas bus toliau. Jo, bet kol kas tai baisu, paėmė su geru Mersu. Su geru, Bybitas. Private driver. Bybitas rūpinas mumis. O šiaip dėl vaizdo, tai, blet, nėra tas dalykas, kur tu gali žodžiais papasakoti, taip pat tu tik išlipai iš lėktuvo. Pirmas dalykas, pisam fotkę. Kodėl? Nes, blet, tokio vaizdo tu nerasi niekur. Taip, nusifotkini ir vis tiek atrodo netikroviškai. Dabar varom į viešbutį ir žiūrėsim, ką mes čia turim. Sveiki atvykę į naują video vlogą. Šį kartą esam pasiruošę labiau negu aš pats tikėjausi. Kur esam? Bybito evente. Kas mūsų laukia? Slidinėjimas. Daugiau nieko nežinau. Tikiuosi geriausia. Tikiuosi nesibaigs kaip Šumacheriui. Šumacheris Alpėse slidinėjo. Prisigavo. Aš tikiuosi neprisigavo. Let's go. Už 4 minučių dušma, bet neatrodo, kad jinai bus už 4 minučių. Atrodo, kad jinai belia kaip ilgai važiuos. Bet dabar pažiūrėsiu, ar jinai vapščiai juda. Senis sniegas čia visur, aš nežinau, ar čia gerai. Šalta labai. Visur tokie. Aksai, aš nežinau. Have a nice evening, boss. Thank you. Bye bye. Ieškom Bybito bachūro su balta maikė, karočią, baltų džemperių. Here, pisa, here. Nu, taip šitą atrodo, ką čia? Aha, biški. Taip ir į kairę. Bet biški jau achuėlinės, jisai su jo per ilgai jau pučia į tą dūdą, kurva, į dūdą prašos. Nerašykit man į kripto Lietuvą, kada aš darbo reikalais išlėkęs, taigi matot, kad POV dabar filmuoju, blet, dirbu, rašinėjat. Bet tai dušma apčia chujovai paleido į kažkokį Japų kaimą. Bet jie visi turi kažkokią bardačioką, tipo pastebėjai? Ai, nu, blet, senint jie dyprė. Visi patenginti, kurva, grinai, žvengia iš farangų su tais mersais čia sulėkė. Blet, jo, tikrai different tema. Visi su mersais ir visi šypsosi, iš tikrųjų, jie gerai uždirba, matas. Kamerų daugiau negu proto, atvarėm į lokaciją, keliaujam, einam, ieškom, darom, dirbam. Sakiau, kamerų daugiau negu proto, tikiuosi nieko neprapys ir tikiuosi niekas nieko nenukrisins. Bet žiaur, tipo, jums nieko nesimato, bet rytoj dienos metu čia bus pats geriausias vaizdas, kokį jūs esat matę per belę kurią kripto kelionę, aš jums taip pasakysiu. Mes dabar realiai einam merčio pasimti ir tenai kažką. Antras šansas, pasirodo, čia yra įėjimas. Aš galvojau, kad čia mokamas, tai sakiau, kad čia reikia per kažkur eiti. Pasirodo, čia mes einam, pasiemam Bybito merčio viską ir dirbam, karočią, dirbam. Bet čia kažkoks eventas, kad tipo tokią temą velia. Hello, boss. Lokacija yra Austrija ir mes jau čia kažkur velmės. Dankišin. Karočią, keliaujam toliau. Čia kažkoks koncert. Žvairių smirda. Seniai, čia belia kokie baisus hodogai. Hodogai yra baisus. Nes čia Vokietijos tema. Ir duona. Hello, boss. Good evening. Blet, jaučiu šitas turėtų po kairę būti, ne? Nu, tipo, bachūras didelis turėtų. Yeah. I was telling, like, if it's that guy, if guy is here, it's gonna be this guy. Nice to meet you. Nežinau, kas čia. Bybito hoodie gavom. Galima unboxingą, greitą. Galima unboxingą. Would you come in for a second, because I have also your VIP ticket. Oh, okay, of course. Oh, go for it with Bybito. This is me. And Sandra, Michelle, also our CTO, Ray Fang will come also. They are coming here. Okay. If you want to just okay. Just to say hello. Yeah, that would be amazing. Yes. Yes. These are VIP tickets. Yes, don't lose it. Yeah. No, you don't lose it. Yeah. It's a VIP tent. Yes. Food, drinks. You have your own
street room where you can watch and move around in the area. Amazing. Aš jau aprengtas, kepurytę turiu ir čia toks kaip termosas. Žiauriai gerai atrodo, žiaurus. Ir megztinį turiu. Bum! O lokacija parodys, mes esam toks, grinai, kažkoks vokiškas balius, nežinau. Koncertas lauke. Man tai čia visai jauku. Aš norėčiau pabandyti Bratwurst dešrelę šiandien ir gal net ir atsigerti to aliuko. Matau, jie čia gerai skanauja. Tai pažiūrėsim. Bum! Merčą prasimušėm, šiaip tai galvojau, kad duos čia tokią striukę žieminės rytojui, bet nedavė. Ta striukę galima nusipirkti už 250 eurų, bet aš pramušiu haliavai. Šiaip, karočią, baibitas EU, karočią, nu yra different tema. Aš dar negaliu jums pertikti idėjos, kol viskas nejuda, bet čia yra ateitis. Nu realiai, pažiūrėkit, koks renginys. Nu taip, sėdi. Aš irgi šito norėjau sakyti, sėdi kažkur, va, Scheiser, kurva. Dankeschön! Ne mes tokie, darbas toks. Labai skanus pas jos tikrai alus. Aš kaip litovcas, alaus gurmanas, galiu pasakyti geras alus. Aš ką galiu pasakyti, kad šiaip keliauju po pasaulį ir visur klausiu žmonių, ar žydai zaibys. Čia tai net neklausiu. Rytoj 9 valandą varom pažiūrėti slidinėjimą. Čia kažkoks yra profesionalai lakstys ir po to duos mum pralėkti. Jo, aš šiaip niekad net nesu matęs slidinėjimo lenktynę. Kaip vapšė atrodo? Ai, nors gal matęs, kur pro tas vėliavėlės, tam taip bum. Aš esu pas Tibuchą Hatoj žaidęs su pleisteku, jis turėjo snowboarding rajų, kur snowboardu. 3 laikai ant video ir aš pravarau pro tą trasą. 10 laikų ir kitam video vlogė Tibuchą paėmam. Vienas jokingiausių jaučiu, bus vlogų, dar apskritai POV viskas. Užčiauk nahu, kas yra, Crazy guy Martynas. Ne, tai rytoj bus seniai, čia apsio, rytoj visiems jasna. Rytoj seniai bus visiems jasna, kas atvarė. It's not filming though. I know, yeah. It was filming, yeah. And I hope you're ready. Guys, are you ready for the next day? Nauja diena, šiandieną varom į varžybas. VIP Ski Austrija. Ski World Cup Opening. Tai jo, vienos kelnes. Įsiu dar kitas, nes aš nebuvęs niekad kalnuose, nežinau, kas čia per dalykas tie kalnai, ką čia reiškia. Nenoriu prisigauti, kad būtų po to šalta, ten dar kažkas, nes pats lemiausias būtų vaibas nuvaryti kažkur ir kad šalta. Dar tokį variantą turiu, kepurytę. Pjauvykiam kamerytę, šiltos kelnes ir let's fucking go now. Ir taip tai neįmanoma. Biški nepatogu. Ne, bet toks darbas. Ir dar turiu, jeigu reikėtų, karoči, slidinėjimo su prim kelnes. O gal aš ir įpysiu jas, o kas yra? Ką aš negaliu šiltai apsirengti? Ką, aišku, aš galiu. 3 kelnes dėtis, bet jos neperšampo. Gal pirmai dar koinės pasiimsiu. Pirštinės, Koinytės dar užsimetu, antras ir egidukas tai dar pasiėmęs su savim koinės. Tai jaučiu, aš dar irgi su savim pasiimsiu koinės, kad o neduok dievė, tai pusnį įkrisiu ir sušlapsiu. Nu ir bibė aš dėjau, sakoma, tada dar deduos, 3 kelnes. Galiu tik tai pasakyti, kad aš jau deduos 3 kelnes ir nėra, kad baisiai karšta man. Opa. Gerai, dabar reikia džemperį užsidėti ir susitiksim jau, kai eisim į taksą. Su mumis važiuojas kažkoks italas. Na, kaip nemėgstu, aš su kitais važiuoju. Nu, tipo, kaip suprast nemėgstu. Užpisa, kai reiks su jais angliškai šnekėti, aš nepabazarint atvariau, aš atvariau į eventą rinkti, karočią, informaciją. Galim nepazarint. Ačiū. Nu, blėt, atrodo, tai kaip tikrai darbą išliekas. Reiktų, na, kaip šalta senė. Išėjome į lauką, nu kaip ištraukta, nežinau, iš multiko, nerealus grožis, nerealus. Atvarėm į lokaciją. Not so cold. Yeah, it's not very cold. It's cool. Visi čia su pačiūžom, su viskuo. O mums reikia į kairę. It's to the left.
because VIP is there. But I think we can go from here to there. It's gonna be more safety. I follow you. Big tent, straight, and hope for the best. Thank you, boss. Varai, wow! Das wird eine neue Meister, Julia Schein! Crazy, schnell! Kad ir kas čia vyksta, man žiauriai patinka, dabar ieškom Baibito VIP palapinės ir tenai pasikirsim. Pailsėt. Eina natų čia nuo tenai lekia, jis nebestum. Žodžiu, atvarėm jau į Vipušę, galima nuo gerklės pasimti, čiuchą pagauti. Ir kažką aiškinamės, bilietas vienai dienai 300 €. Telikas yra, laksto tenai. Jeigu čia toks formatas, tai aš tiesiog nueisiu bile kur čia atsisėsiu, čia labai ilgai. Aš einu arčiau teliko atsisėsti. I'm sorry, madam, I can sit anywhere, if not reserved. Yeah, not reserved, okay, thank you. Nu ką, atsisėdom. O iš visų vietų, kur atvarysiu, negalvojau, kad būsiu Audi fanas. Nu, Audi fanai, ką gero. Ai, gal ir čia ne Audi fanai, čia tik yra pora tokių. Agurky, grinai austrai jau sūriai, kažkokie čia dar. O preceliuką tikrai reikės paragauti. Traditional, man patinka. Čia vat mano tema geriau. Tenais tai biški šalta žiūrėti tas varžybas. Čia per projektorių pasijungsim, labai gerai. Pirmą kartą bandau precelį. Taip skanu, įdomus dalykas. Ir sūriukas kažkoks. Gan baisu. Varom praseisim, pasižiūrėsim, ką čia gero. Matau sūriukų yra, matau alų jau pilsto. Bet truputį per anksti gal čia alui dar šiandien. O ir valgyt nelabai gal noriu. Jau paragavau preceliuką, pusryčius visai rimtus šoviau. Čia iš tikrųjų big respect va šitam sportui. Blemba jie čia ką varo kokiu greičiu. Čia va tikrai pasirūpinta yra mumis. Fresh food, čia kažkokie paplotėliai. Čia dar bus ruošiama kažkas. Čia galima pakilnot, bet ar jūs tikrai norit? Aš tai tingiu čia kilnot. Suriuko irgi nenoriu, aliuko irgi nenoriu. Gal vėliau pasikursim iš viso, kur Martynas. Ok, very cold jau iš karto. Plius, aš vapšė su Air Force'ais, nahu. Ir vasarą, ir žiemą, na. Tai einam misiją, einam pažiūrėti, kas čia vyksta. Jo, pažiūrėti, tai čia užlipi ir čia gali užkilti. Geras. Ble, tai aš čia išėjau į lauką, tiesiog atsigarai. Aš nenoriu pis cigarų, aš noriu išeiti iš čia. Esmė, kad tai paderinamės dabar, kad Baibitas paderintų pračiožinėti ir Baibito lentą, bet man netrašo. Tai pažiūrėsim, ar pavyks. Bet einam pažiūrėti, kas čia vyksta. Lauką biškį. Tuoj dar įstraukiu Osmo karočią, dar taip, su veideliu savo. Derinosi, kad paderintų čia pačiožinėti, nes tenai rodžiau, kad čia galima, už mano nugaros tenai galima varyti čiožinėti ir mums ten neskaičiuota, viskas yra. Tai žiūrėsim, einu čia, aš nežinau iš tikrųjų, eik tu savo, kaip čia gražu. Net nežinau, kur aš einu. Nu, mes nepračia atėjom. Nu, karočią, apeisiu ratą, pažiūrėsiu gatvę, aš nejau praeitą kartą į priekį, jau tikrai. Apie kokį mes čia grožį šnekam. Atrodo, kad wallpaperis kažkoks čia. Desktopai Windows'ai, ja. Aš neturiu ką pasakyti. Vienas geriausių renginių. Baibitas remia čia. Tai jo, jau promotioną matėt, galima laimėti 5 štukas eurų, užsiregistruoji. Paliksiu linką ant bio aprašyme. Jeigu dar galios, registruokite. Žiauru. Varau atgal į būstinę, nes jau visai sušalau. Kur lėkštės pasiimti? Oh, only one, okay. Yes, thank you. Yes, thank you. And can I get some sauce? Yes. Thank you. Varom čia su Baibito šaika. Į kalnus, žodžiu, kilsim į viršų. Kažkur tenai aukštai. Egidukas varys slidinėt, aš nežinau, blemba, jaučiu reikia pasiimti, karočią, ir pralėkti su snowboardu. Išlindo saulytė, blemba visai šilta. Varom dabar, išsinuomosim slidės, man dar reikės jaučio aprangos. Ir varysim nuo kalno. Tas tai pralindo tiesiog į talą. Tu vienas norėjai slidinėt, pasirodo, visiems reikia. Seni, aš takso šitą nuskenavau ką tik. Ne, nes nieko nereikia. You can only do it with accreditation. Brother, don't get lost, okay? Don't get lost. Come, go fish, go fish. Go, brother. Jump. Try, go. Egi. I think first and last time I'm going in this car. Sorry, boss. No worries.
Oh, very nice. No, they won't let you down in the gondola currently because of all the traffic and all that shit going on. Yeah, you see that? Oh, the view is amazing. Why is it looking so steep from the bottom? It is. Yeah, it's right now. Yeah. It's still steep. Here, the cart will slow down, the doors will open, we'll get out. Yeah, no. We will film from here down. And also up. And on the other side, you will have a panorama view of everything. So it's actually quite nice. So when it opens, you jump out and refund. Ladies first? No, then they will go up. They're real skiers, you know. Yeah, not like us, not like us. Nu ką tu, negaliu aš patikėti, čia kad toks vaizdas. Tasai, ir tenai eventas, tenai tas, nu ką tu stumi. Tenai, kur rodžiau, ką tik buvo renginys, čia užkilom į viršų su šaikelė. Nežinau. Yeah. Just go in like him, and then to the like where the orange wall is, to the right, and then you have a panoramic view over the mountains. Okay, amazing. Thank you. Yeah, of course. Thank you. Biškina. Tai jau nebenori? Biškinė jaukų, ten. Tai bet aš irgi piščiau. Jo. Aš nežinau, nu biški baisokai atrodo, tipo, žinai, aš, blėt, biški baisokai, nu. Tenai eventas. Užkilom, vaikai čia laksto, viršininkai. Dar galima aukščiau kilt, bet jau ten sakė, jau verchai varo, bet mes čia be nieko, gidukas bandysis nuomoti, aš ir gal snowboardą pasimsiu. Čia tasai, vat, leikas, užšalės, kur filmavau, ten, vat, eventas, crazy. Ką tu stumi? Kaip nenorėčiau čia nusirident. Priėjom prie Baibito kajutkas kalnuose. Waffles, viskas, taip. Visi spankai susirinkę čia. Žiūrėkit, kaip tai atrodo. Neikit ausi. The Crypto Hub. Viskas yra, ko reikia. Ok, jau kažkam vakaras baigėsi. Arba dar ir dabar padarys restartą ir toliau tęs. Aktinėlio kepurė. Jo, aš dėl to norėjau, visai šaučiau aktinėlio kepurytę. Das ist eure Wahl. Wie könnte es anders sein? No. Athletin des Tages, Athlete of the Day. For the mountains. Tipo, man būtų gerai practice kokį pisto, ne iš karto, davai pro. Čia, žinai, čia čempionatas vyksta, tai čia dėl to, tipo, čia ne... Tai aš ne čempas. Tai ne, aš ką turiu omeny, kad čia, tipo, mes įsivėlėm, kur, tipo, ne, aš jaučiu ramios trasos, čia visi pažengė. Den seniai, nuik pažiūrėk, ten labai baisu seniai, aš net biškį bijau karoči tenai. Čia seniai, vapšė, pelė, kas vyksta? Kažką norėjau paderinti, kad ant beginners kokios trasos prasilėkt. Sako, iki beginners trasos, karoči, tau čia su autobusu reikia varyti dar kažką. Aš 2 valandom išsinamau tas slidės, karoči. Tai kažką čia dar pabandysiu pavarinėti ir bus visio. Tikrai užteks. Bibidėjau, tikrai nevarysiu aš čia, karoči, galiu parodyti, na, kaip čia atrodo. Nu, tikrai, čia savižudis. Ar aš toksai? Nemanau. Biški turiu dar blaivą proto, nesu šmacheris. Nu, niekaip, žiūrėkit, tenai startas. Ir iškart, ir čia ta prasme, čia dar pohui. Ten vapšė visi net pro, tie vat, nu tipo, kurie gaudosi, jie ten nahui leidžiasi paprastai. Ten 100 km per valandą pralėksi, bum į akmenis ir viskas. Ai, aš manau pačilinsiu. Pas, šitam pas. Ok, viso, gana miščio Tibatą. Reikia nusileis bent jau ant šito kalniuko. Šitas dar atrodo toks įveikiamas, tai come on guys. Jeigu nusipisu, tai tikrai thumbs up turit pahypinti video, dar kažką. Eik, nahu, jau X-as. Nu ir kažkas bus dabar. Tikiuosi nenukreivausiu į akmenis. Eik tu, na. Всё, nebevaldoma situacija. Eik tu, na. Oi, driftinau. Ok, man atrodo, užteks man jau šiandien. Ačiū. Ai, blėt. Dabar slidžių reikia nepamest. Ačiū jum. Ir čia buvo Egidijus.
trumpas recapas. Ar man patinka slidinėt? Tikrai ne. Supratau, jau buvau anksčiau supratęs, kad man nelabai patinka, bet dabar supratau tikrai, kad man nesąmonė, tipo. Nepatinka man, čia įlipi į va šitą tą budelę, kelia tave, jeigu pilna čia žmonių būna. Karšta, belė, kaip tada įkyli į viršų, ten vėl eilėse stovi. Aš nežinau, tipo, gal tu jeigu ten belė kaip moki čia slidinėt ir jauti tą malonumą. Bet man čia vat kritinėt tiesiog ir žiūrėt, kur tipo čia gali belė kaip užsimušt. Pas. O dabar biški vaizdų jum. Atvarėm į misiją. Misija yra bratwurst dešrelių suvalgyti. Paimk porą meniu. Grinai vieną taurę, nes vienas vairas. Kur vakarą pradėjom, galimai tenais ir baigiam, nes abudu suvalgėm po tokį kebabą ir abudu žiauriai lievai pradėjom jausti. Aš nesakau, kad čia kebabo kaltė, čia gal tiesiog toks vaibas šiandien, bet galimai čia ir baigėsi Austrija, tai už Austriją. Gaidys. Slidinėti yra gaidys, nahu. Mantelį užpiso mane čia, nahu, kurva. Ir nervuoja tie austrai, kurva. Gal ir jie tipo šypsosi tau, bet jie baisiai užlindinėja. Taip norisi alkūniam praseit, nahu. Pyderiai, kurva. Vat atsiprašau, blėt. Šito nekelk, nahu, prašau.